Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Dievo didvyriai. Tada Elijas priėjo prie visų žmonių ir tarė: ar ilgai jūs šlubuosite abiem kojom? Jeigu Viešpats yra Dievas, sekite paskui jį, bet jeigu Baalas, tuomet sekite jį. Žmonės neatsakė jam nė žodžio. 1 Karalių knyga, 18 skyrius, 21 eilutė. Elijas nesistengė nuslėpti tai, kad jis tarnavo dangaus Dievui, nors šalyje ir vyravo tautinis atpuolimas. Baalas turėjo 450 pranašų, 400 kunigų ir dar 1000 savo garbintojų. Elijas nesistengė prisitaikyti prie populiariosios nuomonės. Jis didingai stovėjo vienas. Aiškiu, lyg trimito balsu, Elijas kreipėsi į didžiulę minią: ar ilgai jūs šlubuosite abiem kojom? Kur šiandien yra Elijai? Dievas ruošėsi išaukštinti savo garbę prieš žmones ir patvirtinti savo žodį žmonių akyse. Pranašo Elijo liudijimas ant Karmelio kalno duoda pavyzdį tokio žmogaus, kuris visiškai stovėjo už Dievą ir jo darbą žemėje. Jis meldėsi: atsiliepk man, Viešpatie, atsiliepk man, kad ši tauta žinotų, jog tu, Viešpatie, esi Dievas, jog tu vėl sugrąžini jų širdis. 1 Karalių knyga, 18 skyrius, 37 eilutė. Jo uolumas dėl Dievo šlovės ir jo karšta meilė Izraelio namams tampa puikia pamoka kiekvienam stovinčiam kaip Dievo darbo atstovui šioje žemėje. Nieko nebus pasiekta bailumu, nedrįstant prisipažinti, jog mes esame Dievo įstatymo besilaikantys žmonės. Mūsų šviesos slėpimas, lyg gėdijantis savo tikėjimo, atneš tik nelaimę. Dievas paliks mūsų silpnumuose. Tegul Viešpats mūsų apsaugo nuo atsisakymo, kad mūsų šviesos šviestų visur, kur jis mūsų pasiunčia. Jei mes išdrįstume eiti vieni, sekdami savo idėjomis, savo planais ir palikdami Jėzų užnugarėje, mums nereikėtų tikėtis sėkmės, drąsos ar dvasinės stiprybės. Dievas turėjo didvyrių anksčiau, tokių jis turi ir šiandien, kurie nesigėdi būti jo ypatingai žmonėmis. Jų valia ir planai paklūsta Dievo įstatymui. Meilę Jėzui jie vertina labiau net už savo gyvybės. Jų darbas buvo gauti šviesą iš Dievo žodžio ir leisti jai aiškiai ir ryškiai šviesti pasauliui. Jų šūkis yra ištikimybė Dievui. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.